Galėsi padėti? Kuo? Perduok Solį. Noriu pasinaudoti progą ir ją sužavėti. Tikrai mane prisimins. Tikiuosi. Ačiū, Feli. Tu nuostabi. Viso. Mirsiu. Nesirūpink, reikia išsivemti. Tikrai nemirsi. Išspjauk viską, ko prisigėrė, neskubėk. Lola, kas atsitiko? Nieko, išgėrė alaus su Pablo. Ką aš jį nudėsiu, tikrai nudėsiu. Panelės čia blasas, atidarykit duris. Ne. Palauk. Tuoj. Ką daryti? Nežinau, reikia paslėpti. Tai bet kur. Kodėl netidarot spirito? Tuoj. Spintai. Greičiau. Greičiau spirito. Sveiki, aš persirenginėjau. Ko norėjot? Jums nelaisvadienis? Taip, bet atėjau, nes mokytojas Andradė pasakė, kad iš vienos jūsų bendraklasės pavogė diktofoną. Šit kaip, taip, žinojau, mes čia nieko neturim. Tad... Nesuruošiu klausti, ar tai jūsų darbas. Žinau, kad pasidarbavo ketvirtokė arba ketvirtokas, todėl teks patikrinti visus kambarius. Ne. Kodėl taip susinervinot, spirito? Ką nors slepiat? Tiesą sakant, persimoviau kelnaitės. Neprisimenu, kur padėjau, bus labai gėda, jūs rasit. Ne pirmą kartą matysiu moteriškas kelnaitės. Jos nešvarios. Blasai, čia nieko nerasi, tikrai. Tikiuosi jūsų pačių labai. Koks ten triukšmas? Panelė, kuo greičiau, eikite į tualetą. Greičiau. Jį vemia. Nesartinkit. Blasai, nuveskite į tualetą. Aš turiu darbo, panelės. Lola, būčiau neištvėrus. Reikėjo pagalvoti prieš prisišniojant su to kvailiu. Dabar jos nebark. Klausyk, vesk į tualetą. Man reikia atsikratyti kito įkalčio. Kokio? Tu pavogiai? Aš dabar negaliu paaiškinti. Vesk ją į vonę, vesk. Eik, Lola. Savo ausim girdėjau. Atėjo Matijos draugas ir Felė papasakojo visą mūsų planą. Pats sakė, kad Matijas išvažiavo, viskas baigta. Ne, žinai kokia bėda. Felė papasakojo Soliai, o Solė, sužinojusi, vėl prie tavęs prisikabins. Man nerūpi. Solė daugiau manęs neapgaudinės, supratai? Įsikalė į galvą. Pavlai, pasakyk, kad nors. Padėk tą gitarą. Kas to daros? Apie Lolą galvoju. Įdomu. Kaip jį jaučias? Kaip jaučias? Prastai. Kiek jį prigirdėjai? Ką galvoji daryti? Nepastebėjau, nežinau. Vis dėlto Marisa buvo teisi. Aš kvailys. Negi klausysi Marisos. Aš irgi esu paną nugirdęs. Tau turėtų labiausiai rūpėti, kad jį tavęs neišduotų. Ką nors radot? Ne. Mūsų apodė kokie tas žmogus. Negalėsiu užmigti. Aš irgi. Mergaitės Blasas prašė susirinkti foje. Gerai, eikit. Felė? Kas tas vaikinas? Leo, geriausias Matijaus draugas. Ko norėjo? Nieko. Pasakė, kad Matijas išvažiavo į Čilę, prašė Soliai perduoti, kad daugiau su jie nesusitiks. Solė liko be gerbėjo. Svarbiausia, kad Felė sutiko savo svajonių vaikiną, dabar galvok tik apie Leo. Ne, nebėgiosiu paskui vaikiną, kuris kaip visada. Įsižiūrėjęs kitą. Ne, Vika, eik, nepalik jos vienos. Gerai. Mie. Vos manęs nepribaigiai. Palauk, paklausyk, imk. Tu pavogiai? Tu? Einu papasakot. Matai, kokia tu kvaiša, paklausyk. Aš... negaliu su juo mylėtis. Matai? Tu mane įrašai. Niek, čia tu įrašai. Kokia tu besmegenė, aš būčiau įrašysi, tikrai nebūčiau kėlusi tokio saimišio, kad tau atiduočiau. Nieko nesuprantu. Žinau, kad nesupranti, aš irgi nesuprantu, kodėl aš tau padedu. Tu siaubingai nedėkinga. Ne, palauk, Marisa. Dieve mano, nesuprantu, man dar niekada taip nebuvo. Aš puikios formos. Visi taip sako. Pone, duokit raminami, būkit gera. Čia. Dabar negaliu žaisti. Valandas gaištų savo brangų laiką, slaugydama paliegusi senuką. Užuot priekaištavęs, turėtumėt man padėkoti? Padėkosiu, kiek tik norėsit, tik būkit gera, duokit man raminamųjų. Žinot ką? Dar nelaikas. Jei jums nepatinka šitą slaugę, pasikvieskit savo draugę tenisų žaidėją. Pone, neprikaišiokit man mano draugės. Į čia nieko dėta. Visą vakarą apie Karlą kalbant. Gana. Sakoma, kad nieko nebūna šiaip sau. Taip, bet taip pat sakoma, kad pavydas prastas patarėjas.
Aš pavydžiu tai žvirblių baidykliai? Liaukitės. Tik nesakykit, kad aš pavydžiu. Jūs pavydit, bet to kimbat prie Karlos. Ji man gera draugė ir tiek. Žinot ką, ji per jauna. Kam per jauna? Per jauna jums. Koks šlamštas. Elementas baigės. Nesuprantu, kodėl jūs kimbat prie Karlos. Viskas ne taip, kaip jums atrodo. Nežinau. Kokios negražios jūsų mintis. Man nieko netrodo. Leiskit jums patart. Neprasidėkit su ta tenisų žaidėja. Argi nematot, kad ji net batų raištelių susirišti nesugeba? Matot, kokie jūs negailestinga. Matot, koks aš bejėgis. Aš neturiu kantrybės. Negaliu atsistot kitaip. Žinot ką? Žiūrėkit. Ką darot? Duokit raminamųjų, ponė. Tvarkykitės pats. Jei norit raminamųjų, susižvejokit. Dar nelaiką žaisti. Ponė, jūs sadistė. Daugiau neperžengis mano namų slenksčio. Seniai, kas atsitiko? Iš Pilaros pavogė diktofoną. Panašu, kad vagis vienas mūsų. Prašau tylos. Kaip visada, ketvirtoko renginys baigės nelaimė. Dingo panelės Dunov diktofonas. Ne, mano tėvo. Nepasiklaususi paėmė, užmuštų žinojęs. Labai blogai, kodėl paėmėt. Pilara papasako, ką norėjai įrašyti. Manėm, kad jie dainuos. Taip, norėjom įrašyti. Norėjom jūs įrašyti. Gera mintis. Kuri baigės labai blogai. Visur ieškojau to diktofono. Kur jis? Kągi, niekas nenori kalbėti. Niekas niekur neis, kol jis atsiras. Marisa, gal Mija matei, kurį? Gal išėjo su Vika ar kitom merginom? Mija klasė, įprasė. Spirito, matyt, kad labai norite kalbėti. Papasakokit, ką neseniai veikėt. Neseniai? Neseniai mačiau labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, mačiau, katinas vos nesudraskė pelės. Šaipotės iš manęs? Blasai, nesikarčiuokit, taip nieko neįsiaiškinsi. Geriau nesipyk. Jie nusikaltėliai. Nenusikaltėliai. Jie mokiniai su savo trūkumais įdom ir išdaikom. Tikriausiai, kas nors pajokavo, dabar jau gailisi. Matyti, kad jūs jų nepažįstat. Kur diktofonas? Čia skundikų nėra. Išduodamas vagiai neskundė, Spirito. Gana žaisti diktatorių, gana. Tas, kuris paėmė diktofoną, per šią naktį turi jį sugrąžinti. Jūs skatinate blogą elgesį. Ne, suteikiu progą tam, kuris suklydo. Marisa, reikia pasikalbėti. Dabar negaliu. Pone, jūsų padanga nuleista. Ne. Ne, negali būti. Oi. Dieve mano, kodėl man taip nesiseka? Visai pamiršau, neturiu atsarginio rato ir telefonas nusėdo. Mija? Mija, ką darai? Mieloji, ką darai su Dunovo diktofonu? Ką jis ne Dunovo? Pilara tik pasakė, kad jos tėvo. Visi ieško, kaip akis išdegė. Raganai rašė. Nesuprantu, ką kalbi, mieloji, bet reikia atiduoti. Jei kas nors tave pričiups. Negaliu atiduoti. Išduočiau Marisą, o ji man labai padėjo. Ką darysim? Jei mus pričiups, mums galas. Išmeskim pro langą. Ne. Oktavijus ką tik pasakė, kad turim visą naktį jį atiduoti. Atiduokit. Tu nunešk. Ne.